Jeigu nepavyks, nu tai ką, gyvensim be pomidoro. Varysiu tiesiog pagal nuojautą ir nesiparinsiu. Nutsatkinam. Aš daug ko nežinau, bet aš atmaninam, kodėl žmonės skaito, kad reikia inkilų. Čia krapečkos gyvenime yra svarbu. Va, povas, prašau. Kur pakirptais galais, va, visos morkos gražios. Žodžiu, jau nusipirkau šūdą. Pažiūrėkit į barintą batų. Per metus laiką sugeba batus tai išsivaryti kaip skudurinio onutę. Čia kaip madinga, žinai, kaip būna. Balenciaga. Apsišiksiu, kol išsikelsiu šitą šūdą. Sveiki atvykę į Čepukį ir pas Aidą į namus, ir pas Barintą, ir pas Girių, ir pas Vėtrą. Ir aišku, didelį būrį šunų. Tai šiandien pasidalinsiu savo nemokšos ūkio kažkokiais patarimais. Na, gražu. Ir visą laiką, tik pradedi kalbėti, jie loja. Tai žodžiu, nemokšos ūkio patarimais. Dalykai tiesiog, kurie man kaip neprofesionalui, tiesiog žmogui, kuris ūkininkauja ar bando kažką padaryti ir nelabai turi daug tų žinių. Kažkas, kas pasiteisino, kas nepasiteisino. Jau dabar tai darom 4-5 metai, aš meniškai 4, apskritai kalbant 5. Na ir pavyzdžiui, šiandien papasakosiu, parodysiu savo šiltnamį, vieną iš šiltnamių. Ir ką darau ir kaip. Einam. Tai šiandien buvom ką pasėsi parodoje su Barintu ir šeimyna. Aišku, sunkus tais vaikais mažais ten rėkia klykia. Buvom abiejose pusėse, man patinka, aš visada nusipirku, kaip ir minėjau, padelį, kurį galėsiu vėliau parodyti rankų darbo ir keletą kitų fainų radau, bet buvo tikslas tik vieną šį kartą nusipirkti. Na ir gavom dovanų, tai va ir žiauriai fainas megztinis ir pirštinės iš Lytagros, tai parodysiu, ką nusipirkau ten, nes nesusivaldžiau pasigelbėti savo vienoje situacijoje. Tai pasidalinsiu informaciją, kokius ten sakatorius ir, žodžiu, žirklės naudoju. O pradžiai tai pradėjau nuo to, kad buvo tokia moteris, atvažiavęs pas mus pasimti, žodžiu, šienainių. Ir kaip tik jinai dirba žolės stotelėje ir sakau, va, kaip tik dabar reikės man degti sierą. Ir sako, negalima tokiem šiltnamiams sieros, nes čia šiltnamis su ta aliumininė ar kažkokia ten metalo, žodžiu, konstrukcija. Ir sakė, siera gali ją išgreužti ir jinai surudys. Tai man pasiūlė ir parekomendavo naudoti, beje, tikrai pakol kas jokios reklamos negaunu, tai tiesiog yra nemokama reklama, turint omeny, kad nepasteisino, ką aš bandau. Tai dūminė šaškė česnako, jinai tikrai yra, mano nuomonė, labai brangi, 8 eurai čia buvo su nuolaida, tik 20 kvadratų, tai teko 2 naudoti. Tai manau, kad yra 2 pagrindinės sudėtinės dalis ir turbūt ją tikrai galima pasigaminti patiems. Tai yra eterinis česnako aliejus ir kažkas tai dar ten buvo. Va, kalio chloratas, tai va. Va, tai du ingredientai. Ir, žodžiu, kalio chloratas ir natūralus česnako aliejus 50 gramų kilograme. Tikrai galima ją pasigaminti, tai manau, kitais metais bandysiu pasigaminti pati atsisiuntus tas medžiagas, nes mačiau, kad ir kalio chloratą galima atsisiųsti. Aišku, ir kitiems 2 šiltnamiams. Tai nuo to pradėjau savo šiltnamio dezinfekciją. Jį galima dezinfekuoti ir metų eigoje su šita dūminė česnakų šaškė, tik reikia palaistyti augalus, būtinai prieš tai ir tada leisti jiems nudžiūti. Tai dabar kaip tik turėsiu irgi laistyti savo augalus, bet jau pasodinti ridikėliai. Jie jau po truputį dygsta. Nežinau, kaip gausiu su kitom sėklom, nes buvo taip, kad žiemą šunim leidau miegoti šiltnamyje ant šieno ir tą šieną nuėmus vis tiek būna kartais, kad jie ateina, duris pradarytos ir miega, nes jiems čia labai fainai. Net ir va dabar yra išgulėta dalis lilo. Tai nežinau, kas tiems augalams bus, bet va matau, kažkam pavyko, o kažkas greičiausiai amendochen. Tai čia mano tokia maža klaidelė. Vienas įdomus pastebėjimas, kad žiema matyt nebuvo tokia, kaip tik iš šiukšlių dėžę, žiema matyt nebuvo tokia šalta ir nežinau kaip su drėgme, bet iš esmės turiu visai nemažai dar kietų savo svogūnų. Mažučiai ten paaugo minimaliai, o kai kurie va yra visiškai supuvę, bet yra tikrai gerų kietų svogūnų, kurie nesuaugo, aš jų neprižiūrėjau, neišravėjau gerai praeitais metais. Nu, tikrai daug vargo ir kažkaip turėjau tos motyvacijos netiek daug. O jau česnakų turėjau, galima sakyti, tikrai daugiau ir jie iš tikrųjų visi beveik yra geri. Kas ir yra įdomiausia, jie čia visą žiemą prakabojo. O jurginus bandžiau, praeitais metais į sklepą tai supuvo, nors atrodo išdžiovinau, bet sakė labai žiauriai gerai reikia išdžiovinti. Čia tokie patarimai, pasikalbėjimai, o pavyzdžiui, jurginus čia irgi bandžiau išdžiovinus, nieko gero.
Supūva irgi, tai sakau, Jurginus kiekvienais metais naujai pirksiu. Šitas šiltnamis buvo uždengtas šienu, kitą šiltnamį galėsim nueit, va, parodysiu, uždengtas yra avių kailių nukirptų. Čia va irgi ta šaškė panaudota. Aš taip iš tiesų gan paprastai kailį su šakėm tiesiog nustūmiau. Pasilaistysiu, pasisodinsiu pomidorų sėklas, nedaigus, iš karto vėlesnėme laikotarpyje dėsiu sėklas. Ir žiūrėsiu, kas gausis. Tada uždėsiu kailį ir padarysiu ten duobelę, kad pomidorai augtų. Tai irgi patarimas ir, sakė, bandė kaimynė. Tai vat, Šarūnė kaimynė bandė taip daryti ir jau kelius metus taip daro ir sakė, viskas puikiai pavyksta, tai sakau, nesiparinsiu ir tiesiog ir aš pabandysiu. Visada galima tų sodinukų nusipirkti daigelių. O jeigu nepavyks, nu tai ką, gyvensim be pomidoro. Aišku, jokauju, aišku, turėsiu turbūt ir kažkokių daigelių. Kas toliau? Tai vat, pasitvarkėm, pasiruošėm, susikasėm su pagalba Jūratės. O čia turim visus tas priemonės, žodžiu, naudojimai susitvarkę. Tai labai fainiai man tas toks pasiruošimas, kad reikia susitvarkyti. O dabar jau, kadangi yra pavasaris, vakar buvau kursuose dėl augalų genėjimo. Tai šiandien parodoj būdama Litagroj nusipirkau DU sekatorių elektrinį. Nes žiauriai užknisas tais pirštais juos tos medelius, kaip sakant, su pirštais su rankiniu būdu kirpti. Tai pažiūrėsim, ar fainas tas dalykas. Tai dar net ir nepakrautas. Naujas apie 100 eurų kainavo, 90 gal eurų. Nes dar nuolaidą padarė, gavom dovanų ir dar nuolaidą netgi padarė, tai labai faina. Ir aš sakau, ai, blemba, užmiršo megztinį, ten lauku, pasirodo, nieks neužmiršo megztinio, aš apsižioplinau, nu, tai kaip visą laiką. Atėjo, prisipirko, dar priprašė ir dar neužteko, visada. Tai... ir beje, mano pakeltose lisvėse tai auga svogūnai ir česnakai iš rudens pasodinti. Matysim irgi koks rezultatas, bet daigai lenda. Taip atrodo. Visai fainas dėžučiukas. Reklamos čia irgi nedarau, tiesiog bandymas. Akumuliatorius, pakrovėjas ir sekatorius. Įsijungia paprastai. Pažiūrėsim, kiek baterijos yra. Jaučiu, kad nebus. 0. Ai, blemba, baterijos neįdėjau, pala. Ai, man patinka. Man labai patinka vienas dalykas, kurį mes darom. Mes tiesiog esam tokie, kokie esam. Ir man patinka pasakymas, vienas yra geras pasakymas, genų neišmyši, o kitas pasakymas yra, vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Nu, tai taip ir yra. O, dvi padalas. Ok. Gerai, eisim genėt. Genėjimo vakar kursas buvo, šiaip mano nuomonė, kursas, pirmoji kurso dalis iš 2, nu, to profesionalumo dėsmė tiesiog trūko, galbūt šiaip fainas labai lektorius, bet nežinau, man norėjosi daugiau tų tokių, nu, ir teorinių, ir praktinių žinių, ir daugiau to tokios gal kompetencijos dėstant, bet, nu, pasižiūrėsim, ką aš supratau, gal kaip tik tas dėstymas turi būti toksai. Ir, nu, aišku, to medžių formavimas, turbūt jisai toks dalykas yra, kad tai taip pat išmokstamas su praktika ir laiku. Nu, negaliu nieko padaryti. Yra kaip yra, negaliu nieko padaryti. Jie tiesiog visą laiką išeina į lauką ir prievartauja. Prievartauja, ką nors veikti. Pasimsim pirštinaitės, kurias irgi padovanojo. Ir parodysiu kitus sekatorius ir žirklės, kurias naudojau. Tai gal dabar tas žirklės visas palieku, einam pagenėt, kol dar oras leidžia, nes jau yra 6 valandos. Ir tada galėsim pakalbėti apie žirklės, nes dar norėsiu purškiklį parodyti. Kaip jisai vadinas? Purkštuvas, jo, purkštuvas. Pastoju naudoju ne tuos žodžius. Naudoju ne tuos žodžius dėl to, kad jūs komentuotumėt. Va, gaunu daug komentarų ir sekimo, jeigu ką. Tai geriau nekomentuokit, jeigu nenorit, kad sektų. Kreivas medis, palūžus galūnė. Žodžiu, šikna šitam reikalui. Aktyvavosi. Kaip patogiai. Žodžiu, čia yra nelabai gerai. Apkarpyti viską reikia, kad ūglius pradėtų leisti. Medis netiesus. Jums kalba ne ekspertas. Jums kalba žmogus, kuris tiesiog mato kažką tai. Iš vakar pasimokyta. Čia dar apgriaužta kažkas. Barintas nulaužė 2 medžius su priekaba. Vienas medis gulinčių žiaurų. Baisu. Jau yra purkšti. Nežinau, turbūt per anksti papurškiau. Juos akaricidų, fungicidų ir herbicidų, kurie yra ekologiški ir tinka ekologiniam ūkininkavimui. Galėsiu pasidalinti, kokie tai.
konkretūs dalykai. Iš MKDS pirkau, nes tiesiog didesnis kiekis pigiau ir labai užkniso siuntinėtis ir tikrai daug yra brangiau, kur yra mažesnis kiekis. Tai lygiai tą patį praeitais metais su Nimzaliu dariau. Nimbamedžio aliejus, tai 500 ml, tai realiai visą sezoną užtenka. Bandyti, kad iš šoną augtų, ne, nes iš mėgančių ūglių viskas. Ok, čia nežinau, ar sąmonę padariau, nesąmonę, matysim. Gerai, tai čia turi būti trikampis, čia yra 3 viršūnės. Pagal idėją, kuri dabar aš noriu, kad būtų viršūnė, čia toks kreivas, bet gal man visai ir gražu. Aš viską, ką esu dabar iki šios dienos darius, tai esu darius belenkaip, dėl to, kad aš nesuprasdavau. Ir dabar turbūt nelabai ką suprantu, bet biški gal daugiau negu užvakar, tai va, tai šiandien daugiau. Tai turi būti trikampio formos, tos ilgiausios, trumpesnės, kad nebūtų užstojama, tai dabar pasirinkti reikia vieną viršūnę. Šiuo atveju aš renkuosi šitą, sakykim, nors jinai žiauriai kreiva, nežinau ką daryti. Kiek daspaudi, tiek nukerpa, jeigu pusę daspaudi, tai ir nenukerpa. Japanese steel. Kuriečiai žino, ką reikia daryti. Ok, tada šitas aukščiausias, šitie turi būti trumpesni. Tai jeigu nenoriu, kad čia būtų viršūnė, aš matyt pakirpsiu čia. Čia. Ups, va iki galo nedaspaudžiu pastoviai. Durų nedadarau, iki galo nedaspaudžiu. Čia yra labai daug, tai norėčiau nukirpti. Šitą visai pašalinsiu. Žiauriai gerai, kaip patogu eiktų savo. Tada, žodžiu, šituos irgi turiu nutrumpinti iš esmės. Šitą nukerpu visai. Šitą noriu čia. Dar nutrumpinu, nes jinai man nekem 5 laipsniai. Čia mano nuomonė visai gal ir neblogai. Nors, okei, šitą šalinu. Tada šitą šalinu. Tada šitą padarau trumpesnį. O šituos 2 iš šoną palieku. Ups. Ir tada iš šoną palieku. Gerai. Nežinau, kas čia gausis, bet man atrodo visai neblogai pagal instrukcijas. Čia jau mano kaip pridarytų į darbą, o blembački. Ai, žiūrėk, vyksta. Tave nufotkinau. Gerai. Einam toliau. Nu tai va taip ir bandau laimę, nežinau, ką čia gero pasakyti. Čia aš tiek nesąmonių pridarus matosi, supratau, kad nieko nesupratau. Tai žodžiu, galiu pasakyti ir konsultuoti faktą, kad dabar jau matau, ką aš darydavau blogai ir nežinau, kaip tai išspręsti. Dirbam, bandom viską išformuoti. Tai kokios klaidas supratau, nu žodžiu, yra keli tie dalykai, kuriuos aš kaip supratau išmokau. Tai turi būti viena būtinai viršūnė, nekonkuruoti. Tai reiškia, jeigu yra labai ilgas, šalia viršūnės turi kirpti, turi būti kuo skirtingesnių aukščių visi, ta prasme, šakos skirtingais aukščiais ir skirtingos pusės, kad viskas gražiai taip atrodytų. Nebijoti kirpti, nėra čia nieko blogo. Aišku, iki 30% rekomenduoja, bet sako, galima ir belenkiek nukirpti ir nieko nebus. Tai aišku, jis ten daug metų tą dirba. Tada, kad reikia, jeigu nukerpi šaką, tai turi jau iki galo varyti, o ne palikti kažką ten. Ir tada žiūrėti aukščius, kad va, sakykime, pirmas turėtų būti ties šiam metrų, tai va, kiek pas mane visokių nesąmonių. Ir šitą netgi beveik ir pamiršau. Nu, tai čia 50 cemų, tai pirma šaka galėtų būti aukščiau, nes tiesiog po to yra labai sunku prieiti. Tai va, savo medžius nugenėsiu toj, normaliai. Nes įdomiausia yra tai, kad jeigu medis jau yra didelis, o tu pirmą šaką turi 9 cemų, tai jinai ir liks 9 cemų, jinai nebus kažkur ten žemiau. Čia iš vis nežinau, kas bus su šituo medžiu. Tai va, tai šūdas čia pridarius esu, kitaip nemoku paivardinti šito dalyko. Varysiu tiesiog pagal nuojautą ir nesiparinsiu. Pagal tai, kas lygtais galėtų būti. Genėjimas skirtingiems medžiams, sakė, skiriasi. Kaip nelabai skiriasi, bet ten koks beržas yra jautresnis, ten labiau išgenėjimui ir nupjovimui. Ir gali, kaip sakant, pasimirti. O koks nors ten kiti medžiai nelabai. Nu ir aišku, genėjimas yra absoliučiai būtinas dalykas. Sakė, balint nebūtina, bet galima, jeigu tavo tėvai ir seneliai balindavo. Pažiūrėkit, kiek viršūnių.
Jezau. Čia šitą labai duoda skanės trešnės. Labai skanės. Gerai, viena viršūnė. Nutsatkinam. Tokio tai nenukirpčiau su rankom jaučiu. Su viena ranka tai be šansų. Čia nesąmonė padaryta mano. Čia nežinau, kaip visas šitas reikalas gausis. Bet čia nukirpsiu. Viena šaka turi būti. Nu, bet sakė, viskas atauga, viskas bus, vaisių, nepergyvent žodžiu. Tai, o kai bus iš tikrųjų pamatysim, bet aš pasitikiu jo kompetencijom. Įdomus žmogus. Liepė nusipirkti arba pasistatyti inkilų. Tai aišku, mugėje buvo žmonės, kurie išpardavė inkilus ir tiesiog mums pasisekė. Ir tiesiog po 4 eurus nusipirkom nuostabiausių inkilų. Ir juos panaudosim. Ir tai va, aš irgi klausiau tą durną klausimą, aš gal durną klausimą klausiau, oi, čia paukščiai, aš daug ko nežinau, bet aš maninom, kodėl žmonės skaito, kad reikia inkilų, nes sako, kartais kaip tik nereikia, kad paukščių nešert, nes ten jie po to, žodžiu, tam patingus dar kažką, tai aš ornitologas tikrai nežinau visų tų dalykų, tai aš tiesiog paimu ir paklausiu. Tai sakė, vienas iš argumentų yra tai, kad gyvenimas pagerėja, kai atsiranda paukščių, kaip pas mus girdite, tikrai nėra trūkumo paukščių. Čiulba belenkiek ir belenkur, bet kaip suprantu, rūšių įvairoviai, jų reikia. Jesus Kristus. Tai. Mano sodinimo būdas yra labai geras. Jo nėra. Belė. Viskas išauga. Svarbu, patinka procesas. Viskas tada labai gerai būna. Gera aura, geras procesas. Lysvės pasiteisino. 4 gal jau, žinok, labai senokai, sakyčiau. Iš karto pas mane buvo, kai Barintas užleido man savo valdas, nes tipo, jisai čia sodindavo kažką, tai čia tiesiog lysviai, žemėj sodindavo. Jis labai daug augina viskas, toks žmogus, kuriam maks varo. Aš mėgstu mažiau, aišku, ir šiaip palyginus čia yra daug. Tai daryčiau vien lysvės. Vos žemės, nežinau, kažkam ten, kokiam cukinijom prie stogelio, kokią ten padaryti stogelį. Ir tada daryčiau dar daugiau lysvių ir viskas. Nes, nežinau, labai gerai. Tikrai geras dalykas, patogu. Šitos mažytės, kad ir vaikai ateitų pasiskintų. Tokia biškė edukacija. O didesnės tai žiauriai patogiai, nes patogu nereikia lenktis. Ir kitas dalykas, labai mažai piktžolių auga, bet tikrai mažiau piktžolių auga. Čia nežinau kas. Čia prie svagūnų pasadinsim. Tegul draugauja, ko ne. Nemėgstu laikyti jų, atidaryti, nes viskas išbėga. Su mano chaotišku būdu. Na, čert. Va. Aš net būna neprisimenu, kur pasadinau, tai varau 2 etapais. Čia krapečkos. Krapečkos gyvenime yra svarbu. Ir prisidžiovinu. Ir prisigaminu. Ko tik nedarau. Struktūros 0. Atsimint, ką pasadinau 0. Kas užaugs, tas užaugs. Kaip sakant, vis tiek suvartosim. Nes perku sėklas, kurios man patinka, kad tik ką man galvot, kas užaugs. Aš tik paveiksliuką pasižiūriu, po to išsipakuoju ir viskas labai gerai. Jeigu man yra taip gerai, aš pripratau su savim gyventi tokia, kokia aš esu. Aš esu tokia. Belen kokia. Ir viskas, Kur problema yra? Aš niekam netrukdau gyventi. Barintui gal labiausiai trukdau gyventi. Nes jisai mėgsta struktūrą, tai jis mane pastoviai tručina. Bet progreso pas mane būtų mažiau, jeigu mane mažiau tručytų jisai. Kainuoja pinigus, yra milijonas dalykų. Noriu vištų, noriu to, noriu, Ir dar čia. Tai va, kur vištos? Išpjovė tas vištas mano ir antis. Vištos tai šis beveik nepagyvena. Čia sumulčiuos, Barintas sulėkščiuos. O jeigu plėkščiau, tai pasiėmėm, labai fainas nusipirkau, gražiausias, džiaugiausi, varna išnešė. O antis užaugo, jos gyvena kelis mėnesius, kiaušinius dėdavo visur morką. Morką valgyk morką, kiaušinius dėdavo visą kitą. Ir po vieną išnešė. Kiaunė jaučiu. Tai va, tai vasaros pabaigoje, tai kaip ir nebuvo problemos spręsti, kur jas laikyti reikės per žiemą, ar reikės nugalabyti. Žiūrėk. Va, kovas, prašau.
kur pakirptais galais, va, visos morkos gražios. Hebra, va. O, vaikam dar bus. O kaip labai gerai yra būti chaotiškam. Pamiršti, kad turi kažkokių dalykų ir važiuori, kad dar vat, kovo mėnesį iš praeito sezono morkos laikos. Sprendžiau problemą, kur morkas laikyti. Žemį reikia morkas laikyti. Žemiai per visą žiemą. Tokiam žemom kaip šitai. Tikrai, va, pažiūrėkit, nuostabiausios morkos. Nei vienos, nei skilutės, nei problemėlės. O, apgavau. Kažkas jau čia pragriaužė. Davai, morka, čiupk. Ir gyvūnam, ir žmonėm visiems užteks. Esam su Barintu taip apsitarę, kad galbūt pirmą pasibaigsim namus ir tada jau kitus reikalus, nes tada reikia daugiau namuose laiko, daugiau įsipareigojimų, su vištom šiek tiek daugiau to laiko reikia. Reikia vėl susigalvoti automatinį joms, kad būtų girdimas, lesinimas. Tai va, jeigu nori keliom dienom išvažiuoti, kad neapsunkintų labai situacijas, nes su avim nėra sudėtingai ypač vasarą, nes yra laukai. Ir jos viską turi, ko joms reikia. Su vištom biški kitaip. Tai va, gali sakyti, kas ką nori. Aš darysiu tada, kada man gerai ir patogu. Bet kadangi tuos dalykus mes esame darę nuo pat mažens, tai čia irgi ne problema, nes žinomas reikalas. Sakau, niekada neužmiršiu to kvapo, kai višta į tą verdantį vandenį, kad tos poros atsivertų ir lengviau nupešt būtų. Mes pešdom vaikai pastoviai. Ir tas kvapas odos, toks kaip trintuko kvapas, būna tokie trintukai kartais kvepia, ta tokia vištos soda, žodžiu, tai va. Tai man va šita asociacija. Ir kas įdomiausia, man nėra bjaurus tas kvapas. Čia Barintas viskas sumulčiuos. Tinginystės ūkis, kaip viskas auga ir kaip neprisidaryti savo daug darbo. Čia kalė arba garbanotasis kopūstas. Pavarau ten, šienas irgi ten, plastikas ten yra, tas apvyniojimo plevelę nuimsim. Ir Barintas sulekščiuos visą dirvą su viskuo ir tai bus labai gerai. Ir oro duos, nes šiaip derlinga žemė, bet biškita molinga tokia. Bet čia viskas gerai išdirbta, Barintas sulekščiuos. Ir sau, nes va ir pelenus palučiai, ir avių netgi šitą kailę mikroelementus atiduos, tai, kaip sakant, dirbsim toliau. Eisim dar šiukšlės aš išnešiu, nes reikia atvažiuoja šiukšlininkai, šiukšlių surinkėjai, komunalininkai. Kiekvieną ketvirtadienį mėnesio, pirmą ketvirtadienį, tai va, prikraunu visą laiką tą, tai fainiai prie namų išmetam, o tada tą vieną karniuką nuvežam, iškraunam. Čia irgi bus galima nurinkti. Ką man patinka auginti? Paprikas. Visokių tipio paprikas, aitresias paprikas, saldžiasias paprikas. Arba taip, kaip vadina dar čili pipirus, bet iš esmės paprikos tai yra. Buvau paskaitoj su docente botanikė Giedre. Tai va, visi pipirai, kurie mes žinom kaip realiai pipiras yra tik tai tas jau tikras juodas pipiras, žalias pipiras ar dar kažkoks pipiras. O visa kita yra paprikos, net ir tie mūsų žinomi čili pipiriukai yra tiesiog aitrioji paprika, habanero paprika ir taip toliau. Tai va, tai paprikas labai patinka auginti visokių rūšių, nežinau kodėl. Labai auga ir patinka man jas tokios, miela žiūrėti, augaliukas pats patinka. Pomidorai vidutiniškai, bet man patinka rezultatas, nes mano paskyroje yra tie receptai. Svogūnus nepatiko, daug darbo, labai daug darbo. Česnakai sąlyginai, bet svogūnus pakeltose ir česnakus pabandžiau žieminius, pažiūrėsim, kas gausis. Manau, kad bus gerai, nes mažiau darbo, nes kai va ant šitoj dirvai, tai iš šitos dirvos neužskaitau ir nesąmonė ta dirva. Aš manau, viskas turėtų būti pakeltose lysvėse, nes jeigu augini savo, labai daug nereikia, net ir visiems metams labai daug savo nereikia, tai tu tiesiog turi lysves ir jas efektyviai augini, daug efektyviau negu toj dirvai, nes ten eini, ravi, po to neturi tų nesąmonių kur dėti. Tai geriau va tiek dar lysvių padaryčiau. Stogelį tokį su tinklu norėčiau pasidaryti cukinijom, moliūgam ir visiems kitiem reikalam. Lipantiem, tam pat gal galima ir vynuogės bėgti nidės auginti. Nu ir vsio. Arba, ne vsio, viskas. Lietuviškai reikia kalbėti, turbūt stengtis. Ir tada turėtum visko savo, ko reikia. Šiaip morkų, nebent va taip žemėje palik dėl įdomumą. Nelabai matau prasmės auginti, nes tikrai galima gauti skanių morkų visus metus, bulių lygiai taip pat.
Ką ten dar kažkokius kopūstus, ne? Nu, kopūstus galima šiaip savo, bet irgi daug reikalų, vis tiek jos purškšt reikia, ar nenurinkinėsi ten. Nežinau, gal yra kažkokių natūralių priemonių, kas nors žinot, pasakykit, kaip kad ant kopūstų nebūtų, nekriauštų jų lervonsai. Nes aš purkšdavau su to nimzaliu, tai padėjo. Tai nenatūralus, tai reikia jo dažniau purkšti. Tai va. Dar vienas dalykas, iš kurių man patinka auginti, tai yra žolelės, kurių tikrai galima turėti visus metus ir manau kiekvienas žmogus ir bute ir kas turi sklypelį auginti tas žolelės. Tai kalendra, lapai džiovinti, ten šaldyti taip toliau ir dar kažkokie, lygiai taip pat krapai, kalendrų sėklos, petražolės, čili, šitie laiškiniai svogūnai, laiškiniai česnakai, žolelės tos provansolė vadinamosios arba itališkos žolelės, ten tie šalavijai, rozmarinai ir čiobrelį galima auginti, vat, tiesiog ir bites traukia ir šiaip labai faina čiobrelis ir maistui ir arbatai. Irgi kažkas, irgi jaučiu svogūnai. Gerai, susirenkam šiukšlės. Vienas iš mano mėgstamiausių augalų perilė, valgomoji perilė, ją labai sunku gauti. Turiu imti ir pirkti užsienyje. Seniau parsiveždavau iš Pietų Korėjos, dabar jau kelis metus, 5 gal 6 nesu buvus. Gal netgi daugiau, tai žiauriai patinka. Fermentuota, šviežia ir taip toliau. Tokia kaip biški mėtų, morka, nekas, žemė įskilių. Mėtų turi poskonį iš mėtų, man atrodo, šeimos, ar iš šanyžių, nežinau. Bet žodžiu, neatsimenu. Žodžiu, labai įdomus augalas ir labai fainas fermentuotas. Galima bus įmesti receptą kokį nors iš interneto arba kai užsiauginsiu pagaminti. Būtinai naudosiu kokius durnus žodžius. Man jie tiesiog ateina į galvą, kad visi rašytų ir komentuotų. Žiūrėk, gerai. Tiesiog vartoju durnus žodžius. Neatitinkančius situacijos ar tai, ką nori pasakyti. Nes kalbi ir negalvoji. Oh well. Toks gyvenimas. Gerai. Vario trąšos. Anksti prieš pumpurus. Bandom atidaryti rankiniu būdu, ne, o pasiėmiau visus peiliukus. Gyvenam ale labai ekologiškai. Ne, iš tikrųjų, tai tiesiog visas šiukšlės popierius deginimai. Pasišildyt, praktiškai elektra net ir šią žiemą net nešildėm. Biškai užstindžinom, tai žodžiu tik tais ir tai vieną, kiek ten 1000 šitų sunaudojam elektros ir tai daug. Nesgi vaikų drabužiai, skalbti, džiovinti, ten visokie dalykai, maisto gamyba. Indukcinė, va, turi tokį vieną trūkumą, labai daug sunaudoja elektros, nes ten ir indukcinė, ir maisto, ir šitos, ir gartraukės. Gerai. Kerpam toliau. Labai čia jau suklijuota viskas. Pažiūrėsim, ar irgi pakrautas reikalas. Sėsmas čia kažkas įpirko ir gražino. Žodžiu, jau nusipirkau šūdą. Čia tokia kaip reklama stovi. Deu. Dar žemę privarysiu į apačią. Su šitom piršnėm jau šalta. Va čia yra trūkumas jų. Barita sakė, turi kažkokią su gumom tipo geresnės, ten 2 eurai kainuoja, tai pasuojam nešalta. Čia dovana buvo. Lytagrai. Ačiū man tai už dovanas. Kas patiko, va, metaliniai visi dalykėliai. Jungtis. Pradėjau nuo litro purkštukų Gardenos. Purkštuvų. Litro rankinių, tada, žodžiu, 5 litrai irgi Gardenos. Irgi rankinis tas pumpuojamas. Ir tada, žodžiu, perėjau į šitą akumuliatorinį lemba kita Hyundai. Tada jisai biški palūžo. Ir dabar jau full on varau. Žodžiu, šitą pabandysiu, nes to praeitais metais tai Hyundai tiek vargau, kad aš jau šiais metais man jau net galva skauda iš karto jį toliau dėti. Tai dabar va installation for dummies, nes aš pirmą kartą tai darau su būtent šiuo purkštuvu. Pirmą susinstaliuosiu, pasižiūrėsiu ir viskas gerai. Bet iš esmės laidas. Tada šitas. Pažiūrėkite Barinto batus. Per metus laiką sugeba batus taip savaryti kaip skudurinio onutė. Čia kaip madinga, žinai, kaip būna. Balenciaga. Žiauriai kietai. Aš sakau, gal gali, nes jau kitus padovanojo jam per kalėdas. Sakau, gal jau galėtum šiais metais pasikeisti. Nu, prižadu jo dar vaikštas tais pačiais tragedija. Ta net tie vyrai kokie ekologiški.
iki skutų sunešioja. Kodėl man neužsisuka iki galo? Tik laikas stipriau suka. Tuo sulaužysiu, ką nors turbūt šikna. Gerai. Užsukam šitą. Turbūt, taip. Ai, čia su prailginimu vidui taip išeina, ne? Jo, matau, du kartus. Kidokė. Installation for dummies. Va. Daugiau tiesiog greičiau padarysim. Vakaras, vėjo nėra šiandien. Oras jau toks šiltesnis, va vienas šūdas išlenda. Bet antras, jeigu reikia, jau reikia. Okay. Teleskopas. Gerai. Gudis. Šitą pasisuku taip, nes noriu, kad man purkštų būtent taip. Va. Gudis. Pažiūrėsime, ką sustrumpinsim. Pažiūrim, ar jisai veikia, ar jisai biškai pakrautas, ar aš čia gausiu šiandien purškimo atžvilgiu. Gerai. Dabar išsiaiškinkim, kaip jisai veikia. Čia kranelis, čia galima perteklių nusileisti, kas yra faino, maniškis to neturėjo. Jo, tai gerai. On, jo, šita dalis veikia. Įpilam vandens, dažniausiai sako, kad į tuščią negalima tuščio jungti. Tai va, tai kažkiek instrukcijos skaičiau, daug neskaičiau, bet pasiėmam savo šlangetę. Čia dar nesutvarkyta pas mane, nes tik sezonas prasidėjo, tai dar eisiu viską iš naujo tvarkyti. Ir iš esmės turim ale neužšalantį kraną, kuris užšala. Bet geresnis negu praeitas. Okay. Tai pavarau tada visą, nes matau, kad veikia. Nu, beveik 20. Žiūrėsim, ar labai sunku, kaip patogu nugarai. O aš tai tikrai nemeluosiu. Nepatogu, tai nepatogu, kad pats moki už viską. Kaip tu gali meluoti, jeigu tu pats moki? Ar būtų reklama, gal biškai minimaliai gali pameluoti. Ką žinai, ir aš meluočiau, va čia ir klausimas. Kas nori va prekio atsiusduokit, pabandysiu, bet prižadu, kad nemeluosiu. Čia niekas ir nesius. Problem. Vala. Gudis. Nemokšos ūkis tęsia savo pamokėlę. Apsišiksiu, kol užsikelsiu šitą šūdą. Gerai, pala. Įjungiam vėl. Ten turi 2 jungtukai būti ir tas pasukimas ir tas. Nu. Bėga. Neužsukau. Čia gerai, čia nebėga. Aišku, turi taip pasukti. Ten bėga. Perfekt. Bandau be chemijos, kaip matote, ne? Logiška. Kaip mano vyras pasakytų, sounds logical. 100 gramų skirta vaismedžiam 10 litrų, tai 200 gramų visas kiekis, skirtas 20 litrų vaismedžiam, kurie dar neturi išsileidusių pumpurų. Parašyta instrukcijoje, tai tiesiog taip ir darysim. Šitą išmetu, popierių pasilieku sudegint. See how it go. Aš jo nepakelsiu. Pyza krapai. Gerai. Mama pasilenkia. Nu, jeigu vaikus panešu, nu, tai 1,17 sveria. Kits kažkiek. Šitą telefoną dar, ai ne, čia šitas šūdas. Gerai, let's do it. For fuck's sake. Gerai? Pažiūrim, kaip ten kas, jau nebeatsimenu. Džigi. Perkeliau. Good, varom purkšt. Vakaras atėjo. Nu ir davai. Pagalėlę varom, nes aš esu žioplo. Taip po to pamiršiu, ką nors iš visų. Kaip gerai purškiai tu šikt. Pala, aš čia užstrigo po velnių. Ai, va šitas. Ai, čia fiksacijai. Bet man jos nereikia. Aš taupiai varysiu. Kažkur skaičiau, ar per kursus, kad būtinai reikia prie šaknų. Mumijas reikia pašalinti. Mumijos yra supuvę vaisiai, kurie gali turėti grybinių ligų ir visokių dalykų. Ir jos netgi reikia net ne į kompostą mesti, o išvežti kažkur ten. Nu, bet iš esmės, jeigu kompostas, tai tada kompostuoti bent jau dar metus. Su net tos problemos nėra. Nu, tikras malonumas. Su savo to pompa, kai varai, pas mane 5 litrų, tai va, apie 20 litrų 4 kartus reikia pasipildyti, pumpuojas tą ranką, grįžti skauda, užknisa žiauriai. Tikrai nekomentuokit dėl mano sakymo šūdas, žodis, kakas ar dar koks šūdas, nes man patinka šitas žodis ir aš jį visą laiką naudosiu. Nepatinka, žiūrėkit kur nors kitur, kas taip nevartoja. Aš esu paprastas žmogus ir man reikia paprastų dalykų ir aš mėgstu žodį šitą ir mėgstu
Neit kiekvieną dieną pašikti. Smagu, kad sutapo mano darbo visokie reikalai darže. Darbo reikalai darže. Ką veikit, dirbu? Darže. Darbo reikalai darže sutapo su filmavimo diena. Nes dažnai tik kalbi. Ai, čia vainė, va pasirašiau namus, susitvarkiau. Pafilmuojam. Tai labai patenkinta savo pirkiniai. Šiandien visiškai nesikiliu, kad į minusą savo kreditinę kortelę nuėjau, nes nebeturiu pinigų. Happy. Atsipirksiu kaupu kada nors. Kadangi, šiandien yra 28. Blepa, reikia kalbų. Gerai, palieku. Palaisti dar šiltnamį. Tai pirmą pirmadienis, tai kitą ketvirtadienį atvarys pasiimti šiukšlių. Tai jau tiek užtenka. Ir Ramunės labai dažnai atrodo padarysiu, arčiau tos datos ir bus šikna. Ir nebenuveinė, nes kažkas atsitinka. Čia mano šitie visi reikalai reikės. Irgi čia persodinau dar kelis medelius. Tiksliau Jūratė pagelbėjo. Ir čia išorėm žemė, nes nespėjau. Namelį dar reikės tvarkyti, kelias, dievulėlių. Ką čia dar? Žolėliai. Dar su geltonais lapais. Nežinau, ar čia jiems gerai yra. Kad jie taip arti vienas kito, nelabai čia protingas dalykas. Bet ar persodinimus nebus kažkokios problemos. Anam, tai man atrodo šakės judėjom. Ar ne, gal ir nieko. Matysim, nelabai čia protingai padarytas. Reikėjo eilę sodinti. Ar čia nesodinti, gal patys užsižėlė. Ten irgi va viena pusė tik tais. Čia va visas kelias žolėlių, bet irgi palei kelią, tai kas jie ten šaknim bus, Jėzau. Nesupras nieko šiame gyvenime. Labai ačiū Molėtų švarai, kad komunalininkai atvažiuoja. Čia bus metalo laužas, šiukšlės, kaip sakant, išvežti čia. Pas mus nereikia kilometro temti šito šūdo, nes ir nepatemti. Šito taip reikia išskirstyti. Bet yra nerūšiuojama pas mus. Padedam čia, išnešam ir po to išvešim išrūšiuot. Šiukšlės. Let's do this. Dabar mano nemaloniausia dalis. Čia kaip svorį filmuojame. Džigi. Let's go. Jo, tai ačiū uždėmesį. Padirbau su savo įrangėlę naują, žiauriai faina, žiauriai patenkinta iš tikrųjų. Ir verta, nes tikrai staupa daug laiko. Dabar reikia dar visokiais kitokiais reikalais užsiimti, nežinau, dėl to lašėjimo, ką daryti ir taip toliau. Tai jeigu turite klausimų, pakomentuokit, jeigu neturit, jeigu norit šiaip ką nors pasakyti gero arba negero, sakykit, bet jeigu negero, tai konstruktyvaus negero, nes jeigu pasakysit negero tiesiog, tai just bus blokuoti viso. Geros dienos, ačiū, labai fainai, svarbu darbą pasidariau, bet ne iki galo. Pasirodo, dvigubai išeiga. O šiaip tai įrankiai labai fainai dėvų ir kaina man patiko. Nesikandžia per stipriai.